Sveiki lietuviai. Ką besilaikot? Matot, šį kartą esu kažkur vote po mašinikė. Važiavau į veitą tokį norėtą praeiti veitėlį. Galėjau iki tos veits nueiti, bet man žmona neišleido. Ne, jei rimčiau reikėtų eiti iki tos veitas 2 paras su nakvynėm, ką būt fainė, bet man žmona neišleido. Ne, iš tikrųjų, ir ora tokia ikona, žinau, ten ves šlapstingulėtin su tom palapinėm. Man žmona neišleido. Ne, nu iš tikrųjų tai varau iki Platelių. Noriu apeit Platelį ežerą. Ten ir taip tiksliai patį ežerą, nu, palei vės ten ir kelias bus, aš nežinau, nesu nikom atėjęs. Nu, vien žodžiu, mandau nuliekti iki Platelių. Judam. Ai. Kavėlis būtina. Tas Google'as muni nenustos stebinti. Kažką nesuvažiavęs nuklaipėt šitus Platelius. Evo šitą. Tadam! Žvyrkelės. Ką pieškom einu peiviom, bet o ką su mašin mata žvyrkelės. Ekti golką be pasitikėčiau aš žinau. Sponas ne visiems malonus, su švarkeliu toks charizmatiškas ir plonas, vis šypsosi pro ūsą ir dantukai blizga, pro jo akis nei vienas nepraslysta. Pavasaris, kai širdyje aplanku, hipnotizuoja skaidrė mintį barsto, gilus ir išvalgus jo elgesys, sužadina jausmus lyg vieversys. Įdomiai rimtas tas debesys, toks netradicinis jo judesys, pirmyn atgal ir 3 dešinė, kartojas vėl ir vėl. Įdomiai rimtas tas debesys, toks netradicinis jo judesys, pirmyn atgal ir 3 dešinė, kartojas vėl ir vėl ir vėl. Ką žina, gali baisesnį kelią rasti. Aš tik lop nikor nesmatys. Vėsas kelias, un sens ir aš prisimenu, seniau uns nebuvo toks labai jau ypatingas. O dava, veini lopa, veini. Mums čia paskutinį kartą turbūt tvarkys 95 kokias. Nauja ateis, ektų gold. Lietuvos keliai. Plateliai, Plateliai. Tu jau į paskirtėjus veitą prisistatysiu. O, atvariau pradėnį moną stotėlį bus apžvalgos aikštėlį Platelių. Kažkad teka būčiai. Por kartų. Atena ir Platelių aikštėlį, atena. Fup. O, čia mes turėjom Žemaitijos nacionalinį parką. Nurtich National Park 600 km, čia tikrai nevažiaus. Nu, kon reikia susiruošti, bats apsimauti, viskon susidėti ir kulniauti. Tai va, šį kartą varau nesu hoka batas, nes jau užknės tos puslis. Patikrins jam kaptei. Čia gausias mon 25-26 km. Tai tus, kur už kem 5 eurus buvo perks iš Decathlon. Rauduon vidpadžia, čia ir su ortopedinė. Malonus, su švarkeliu toks charizmatiškas ir plonas,
čia apžvalgos bokštėlis, aikštėlė apžvalgos ir tukšt. Kažkur čia peivom dabar. Labai daug salų to ir platelys, žiauriai daug, palygins kaip toks ežers. Mums iš tikrųjų ir, jeigu žiūrėt Žemaitijo, tai pats didžiausias, pats giliausias. Lietuvo palei gilomą, mums į kažkur 8 veito, palei dydį irgi panašiai, nu vis uns 10 ir. Labai mums mėgstam snarų ir tas ežersas. Tikrai, ne veins nars, aš kažkad fotoaparatus pardavinėjau, kaip atsirado tai, kad vandens nebėja, tai kad iki 10 metrų tas laikas nerdau, tai anim pats tas būdavau. Latelių jacht klubs. Netgi teka grot kažkada šitą. Nu, iškart vienas alėki, o antras alėki. Šitų salų pelnai ir. Jacht klubo darbininkis. Žiūrėk, net nebėja išves, va pripat aš esu. Kofi, golf. Nu, vandau tikras skaidrus. Dėl to mėgstamam nardytoje. Man taip atrodo vėslaik prieš kalėd. Nardytoje puošdavau, eglutį peržins vėslaik rodydavau. Tai va būtent platelė. Nors į gilesnių Lietuvos ežerų, bet gal čia aš nežinau, gal čia vienas iš švaresnių ir. Nes nu tikras skaidrus ir. Nežinau, ar aš čia pasivakščius, ar nusivakščius, nes kelių išves nežinau, bet patikėkit, kad buvo čia 15 laipsnių drėgmė į mešką kvaps. Ežers, gražus miškėlis. Nu, čia gali kaifauti eidams. Pasaka. O, čia atėję. Ir tik neįgalėjai gal sėdėti. Atsisės papras žmogus, kad rastor viskon sveika pasavis iškart baudelį. Kažkokį pelkyną man taip atrodo, bent jau vandens. Vėl. Išsirink sok klausykiais. Končių išsirinkti. Ai, muzuon, pelkės. Pelks gimėms. Ketvirts korį. Įklausykęs pasakoja. Nu, aš ilgo anončių soks. Ažinatorių posakis. Kas čia eina rab? Nu, tames čia platelius, kuriam keikia tokį darbą. Ravam pelkis. Nui. Išgirda teisinga. Ne, mes neišsikraustėm iš pruotą. O kam tu rek? Paklausė. A visi tai Žemaitė trenkti. Trenkti. Atsakyti ton šitą klausimą paliek su taviai. Bet papasakosiu. Kokį kovą tuo šitą veito vyks. Vo varžybas tarp pelkis į mešką.
Da visa netepsenė. Na, neklausys aš tiek, bet prikol, pradžio galvoju, kad reik ves laik suk, tai net nesigert kas ten. Ką pasakiau, čia pelkė. Nu, graištai, nuravėta, kas pelkė rau. Bepročia Žemaitė. Kol jėgų vyr jaučiu užlėps, čia visokių va tokių vyr. Kartas pasižiūrė tai, kad reikia irgi YouTube met. Tai pradžio kelionis, čia ded veino, antrą, trečią, čia tom pamat. Ir paskiau te apstaigė, dukšt kelionis pabaiga. Galvoju, kodėl negali įdėti. Aš jums gal pasakyti, kodėl te apyr. Te pradžio galvoju, nu čia prasivakščius visko, paskiau, kaip jau nueini. 20 km, žinau, išvės ant to reikalų, negražiai pasakys, nestovu ant to reikalų išvės. Atrodo, jau tau ton kamerą įsitraukti, pafilmuoti, ko nors teik, jeigu kainaun, kad nu tikrą nesinori. Tai dabar galvoju, reik filmuoti, kad tai pačiam būtų prisiminti, gal jum įdomia bus pamatyti. Tai dar repliukiam. O, davė į runkinėlį, pasok gali. Šitas pats. Ne, ežeras, salas, vo. Reikia išgersti, kiek 7 likta ežer, salas toro. Aš nesuprantu, užvesti čia nu norėk. Ronkina įklausykęs pasakoja. O. Nu. Generuok Ronkinai ir generuok elektros energiją. Man aš jau spėjau vis platelis užkortinus. Platel ežers į neįsivaizdaunams va 7 anorazinkų salų. Tuos į Prietsalį, Pleksalį, Obaksalį, Gaitsalį, taip pat Piliais, Veršių, į Šončelį salas. Visas ano savotiškas. Veinuos per paukštę, kitos veš raudonuosis knygas augalą, agrybą. Į kiekvieną salą savo vardą kilmės pasakojimą toro. Papasakosiu tavį apie 3, katruos tavį geriausia matuos. Paveizė kairiau. Ten stūksa Prietsalį. Pražiopsuoti anos tikrą, ką nepražiopsuoti, nes ana į patį didžioji salą visame ežere. Daugiau kaip 5,5 hektarų pluotą. Vardą gavo nu tuo, kad į anon liubniekti breidę užklysti. Vo iš kur, paklausė, juk tiltai salą tanie, vo juk liub atplauks. Breidė į mažnį olimpinę plaukiką, parplaukti ežeranims jaukų darbs. Vo dabar pakrep žvilgsnį dešiniau. Ten arčiau frontą tyso Veršių sala. Vardą gavo iš seniau gyvavusios tradicijų, kad eitas ūkininką atplukdydavo į salą Veršius. Įpalikdavo ganyti. Baigės elektra, suk Ronkina. Baigės elektra, nu gera. Nemaitins aš tų platelių su tą elektrą. Bet fainė tokių prigalvo, ne? Gudrė. Tik man įdomia kažkoks, kas tas Piktežeris. Piktežeris. Mepsa buvo atsiverti, žiūrų parašyti Piktežeris. Nu žiūri, taip pat platelė, arba aš čia kažko tai nesuprantu. Nu, pažiūrėsim, gal tom Piktežerį sutiksim. Su peiliu pasišvaistyti. Kai širdyje aplanko, hipnotizuoja skaidrė mintį barsto, gilus ir išvalgus jo elgesys, sužadina jausmus lyg vieversys, įdomiai ritasi tas debesys, toks netradicinis jo judesys, pirmyn
Kapijų miškėlis. Kamerą biškių šveisim, bet aptomsia ir. O, žiaurė gražia. Afigiena. Ploteliai. Afigienai medžiai. Afigienai takas. Afigienai. Vaikštom. Afigienai. Į kontą kažkas. Puslės. Dar neturiu. Vaikštom. Afigienai. Varta. Pasisodėn mėdžių, kad galėtum bent su medžias, nes žmonių nėra, tai tarp mėdžių gali žaisti. O, vartininkas to. Da, nedaugias nueis, bet kapkuisė su kondžiui. Kiek aš čia nugrybavęs jau esu. 4 kilometrus. Lašas jūro. Dviračių taks čišta į tom posi. Bet ežers į tuo, kito pusėje visai. Į tiem pasijungiau, matau, kad kelis baigęs, bet Strava kažkokį dar kelioką rodo. Nueinu čišta, bet jeigu bus nugrybavęs, reiškia, dar kokį kilometrioką būsiu savo ankuoju užmėtis. Bet te pats palaidavin. Į pagorguliausiam atgal. O čia praėjau ten Hebra tena vieną palapėnį, kitą palapėnį alaus prisidėjom, Hebra kapo. Gerą laiką leid. O kas įdomiausia, kad Google Maps sumašin, bet per visų šūdus šitą nikor nieka nerodė, išves reikia eiti plentą. O Strava, ačiū dėl to, kad žmonės vakščioja, da, kas nors mieška keliukų, bet, jau tokį, jau biški batam sušlapti, bet biški gal reik ne tik tą visokias patogias keliukas vakščioja, taip. O, šitą įdomi. O, šitą. Grina Strava rodo šitą tus keliukus. Ten to pusėje va platelys. Aba. Fainė. Kažkoks supalis tiek. Grybų. Nu čia geras tačias tokias varau. Čia kažkoks tiltoks buvo. A, čia valtis. Sena valtis. Ein žodžiu. Kažkur, pats nežinau kur. O dėl to, aišku, dėl to tik linksmiau. Čia kiek užslėptų veidelių. Ateit pasimaudyti. Tiesiog apšvarė gražiai. O, savo mesėlis pasikėpti. Čia vietinė turbūt ir pasidarint savai. Nes šiaip niekur, kur prieit, niekur. Į gerdas ten kelis eint. Da tokies kemsynas nesueis. Kilometrą praėjau vien tik mešką taku. Ir dabar šitą matot iššokau į dviračių taką. Šlaps vėsas jau. Atrodo nedaug šilumos, bet vėsas voratinklės apkėps dilgelėm. Į dilgelį 2 kartus iššokau, bet smagiai. Varom link Alsėdžių taip. Alepuntiu į. Ir šitą. Užlip. Aš ten kažkur nutos posis. O čia taip aplinkau vėsarą apėjau. Ten kažkur jėkt klubs ir. Pakastuvas. Kas čia kompakas, nežinau. Bet čia pelkins jau čia ir. Tuo pusėje ir ten platelys. O čia kažkokia kemsyna.
pakastuvas. Regykla. Geras pavadinimas. Nu ką, atsisėdau čia pusiaukelė biškį pailsėt. Grina priešas man buvo pažiūrėkti, koks vaizdėlis gražus. Ir grina priešas čia kažkur ir jacht klubs, tas apžvalgos, tai aikštelė, nu kurios aš pradėjau. Tai reik biškį pailsint kuojais, nors anos nepavarga, bet kad paskiau nebūtų didelių problemų. O, kavėlis, kad neišsipėl kuprinėje. Ir sūrį lasdėlį. Dar turiu outbarą, bet dabar šano nenoriu. Nu kam, pailsėjau. Pos valandos gal biškai daugiau, nes droną kėliau, kol tonom pakel, kol nuskariant, kol grįžti vien tas užėm kokį 15 minučių. Tai pavalgiau, dabar gaunas ežeras stovėjito, nes čia kažkokie mišką. Aš jeigu einu tų aldverčių takus šiaip, tai gaunas aplinkų vėston reikalai, paskiau iššoks tarp platelį dar ten visokių pelkynų. Jau ves nuėjęs dabar skaitos 12 km. Nu da, čia tik taposi. Plius kalniuką čia visokie, nu bet labai nebloga. Kuojais pakolkas, super. Netgi aš buvau, ėjau mišku, sušlapau, nes kai dabau 10 valandų po 10, sušlapau. Vis tik atėjau iki tos veids, dar nuo to miškeliaus dar 6 km 7. Jokių problemų švies absoliučiai. Pajėlis puikiausia, nu aišku, da, ne 20 km nueisės, bet šveitas labai nebloga. Laidusiam hoka bats. Už pitak pardavinėsiu. Šaltojo karo muziejus. Ten man atrodo kažkokie, neprisimenu, bet nenoriu sumeluoti, bet man taip atrodo kažkokį bunkerę paleidėjom, šachtas kažkokis. Vesting kompleksas. Nu tikrai aš ten neis. 13,5 km. Labai daug kalnų. Ir nusileid pakilti. Biški kitoks ėjams. Šiandien palong dviračių tako. Žiūrėk, Bobrums! Kož, nu čia, entina, Bobrums. Nu tos užtvankėlis reiškia.
Skaidrs vanduo. Iš kur tiek bobrų. Džiaugsmas. Einam, pažiūrėsim da. Nu, bobrungisimas. Turiu jums blogų žinių. Jaunas taip sekmadienį aš turėčiau paleisti YouTube'ą savo video. Ir reiškia, aš paleisiu, liks kelis valandas, ką užsidarys tos krautuvės, katros pardavinė stipresnį peiną. O sekundį dėjiną išves negalėsi to peiną nusipirkti. O kits dalyks, kodėl tos blogus naujienas, ne dėl to, kad peiną negalės nusipirkti, o dėl to, kad jums prasidėt naują mokslo metą. Taigi tėveliai ir mamytis, jeigu žiūrit tokiai, prasidės jų matematikų sprendimą, lietuvių. Nu, vien žodžiu, darysit namų darbus aukštam lygyje, tai bent pasiimkit to taurio į peiną, atsigerkit, nubraukit ašarą ir toliau eikit į gyvenimą. Užuojaut. Nu ko, beveik 200,5 km nuėjant. Kuo jis tokis? Nėra nors pavargus, bet kaip eini, mažai ilsys, nes ilsėjaus tik vieną kartą, nors tokis medienis paleit, sunkis. Bet šiaip normalia. Bet jį vienas toks dalyks, kad ramašiaut silpnybė į tikrą biškį prašoks pro šon pos kilometrų, bet tam dalykų tur skirt laiką. Dar ir vien kavėlis, o tokio veito reikia išgerti kavėlį. Tokio veito. Pasaka tiesiog, pasaka. Žiauriai smagi. Malonus ponas ne visiems malonus, su švarkeliu toks charizmatiškas ir plonas, vis šypsosi pro ūsą ir dantų kaip blizga, pro jo akis nei vienas nepraslysta, pavasaris kai širdyje Nu, įkvit vakale. Ne, man dar nekvit, da biškį reikia kažkur paeiti. Nežinau kur. Tai jau pažiūram savo žemėlapius. Nu, ką gerbėmiai. Kapi tikslas pasiekti. Pradinis taškas buvo tas ta apžvalgos aikštėlė Platėlė.
Tai jeigu aš jau neklystu šitą į ton kalvėlį, mes įlipam. Purium. O reziume, žiaurė mum patėka. Nepervargau, biški gal kuo jis medienis, bet čia normalus dalyks, te einant be sustojimų. Es nuėjęs 205,78 kilometrą. Per pacijams troka 4 valandas 50. Nu, sakykiam, į valandą po 5 kilometrus, biš daugiau gal. Bet pats vėsas žygis troka 6 valandas, tai skaitos aš valandą 10 ilsėjaus. Viens puelsis buvo. Ten, kur sėdėjau atsisėdęs, sūrilas dėl svalgiau. Jau antras buvo, un bokštelį to palėpti. Ir šiaip šmirinėjau, šiandien kokius 3-4 valandas skraidę naikintuvą, bandžiau pamatyti, sustoju, į ką beprot žiūriu ton dongų. Tai irgi laiks nusijam. Bet vo šitą. Turim platelį. O ką vas išves svarbiausia tam žygį? Kojėkis. Jokių problemų. Dar iš po Nidos ir Kretingas ėjimą turėjau puslikių. Jokį jau smėlį švies absoliučiai. Jokį. Tai vadinasi, pjaustysiam hokas pats. Nu kon, dėkui už dėmesį. Geros jums rugsėjai 1.